kad Jurga, nu grinai aš tau 10 kartą sakau, nu tu turi būti laiminga per akis, bet liūdna veidė, tu šito visiškai nesupranti. Tu buvai kažkokiai teatro mokyklai iš Žinai ką, aš išeinu viskas, palieku jūs, einam. Jurga! Ne! Jurga! Tiesiog ne, Jūs mokam, Jurga! Man jūsų tie pinigai. Grįžti atgal dabar, Jurga! O, Tėne, tu nepatikėsi, kas buvo. Mes filmuojam sceną, ne? Ir tipo, pradėjo rėkti ant manęs, tipo, ta režisierė, kad aš kažkokias nesąmonės darau. Ir jinai net nesugebėjo man paaiškinti, tipo, sako, liūdėk, bet šipsokis. Ir tipo, pro akis kažką, aš tokia, what the fuck, ko tu iš manęs nori? Ir mes filmavom kokį 12 daugiau ar 10, nežinau, kartų. Ir jinai pradėjo rėkti, kad aš nieko nesugebu. Ir mane taip užpirė, aš tiesiog išėjau. Bet tai čia gal nieko, tai vis tiek, čia normalu, žinai, pasipykstam visi. Pavyzdžiui, pas mane, irgi mes tam biškį pasipykstam, ten, žinai, pasiunčiam biškį, bet nieko, paskui, žinai, vis tiek praeina ten tas toksai ir susitaikom, muzikos paklausom ir viskas, čia. Nežinau. Nu, tu, žinai, labai nestresuok, viskas čia bus gerai. Žodžiai. Jo, sėkmės tau. O sutarėt komandai visi? Nu, yra tokių nesutarimų, nes visų labai skirtingos nuomonės. Nu, tai kartais būna tokių nesupratimų. Ir šiaip labai kažkaip tik dabar supratom, apie ką bus mūsų filmas. Visą stovyklą nežinojom šiaip, apie ką bus, nes tiesiog pasimetę visi buvom. Pas mus tai šiandien mane aprėkė biškį. Tai jo. Bet nelabai sutarėm, bet man... Šiaip dabar tikrai gerai sutarėm. Pradžioj gal buvo sunku persilaužti, kad visiems, kad pradėtumėm visi kaip komanda kalbėtis, o ne atskirai. O jau viską nufilmavot? Dar liko, šiaip žiauriai daug, dar liko, dar 10 scenų reikia filmuoti. O jūs sakai daug, kokie. O kaip šiaip šitoj tipė vadinasi komandai, kas tu esi? Aš esu operatorė. O nesipykstat komandai? Ne, tik tais kartais, kai tos visokios nuomonės, kai ten vienas taip nori, kitas kitaip, tai kartais taip labai sunkiai visus kontroliuoti. O kas kontroliuoja tu? Nebūna, kad parėkauja? Ne. Kaip ir, bet žinai, būna, tipo, ten vis išsiblaškai, nerimtai dirbi ir tada kažkas susierzina, nes reikia kuo greičiau darbą baigti. Atsimeni, kai mes prie prūdo filmavom tą sceną, o po to ėjom prie laužo. Tokia gera diena buvo. Blemba, gal ir nėra taip blogai, gal ta režisierė nėra tokia bloga. Reikia atsiprašyti. Blemba, jie piktai atrodo. Einam. Jurga! Labai atsiprašau, aš tiesiog nesupratau, ką jūs norėjot pasakyti, aš atsiprašau labai. Jurga! Pasišnekėsim vėliau, einam filmuot, žmonės, filmuojam! Apšvieskit ją kažkas, apšvieskit! Kas gerai? Gerai. Ja. Veiksmas!